Sveiki, esu Inga, jūs esate siuvinėjimo kryželiu kanale. Šiame video ketinu parodyti vieną pilnai užbaigtą darbą, taip pat parodyti savo balandžio mėnesio nuveiktus darbus, bei pristatyti, kaip aš toliau siuvinėsiu juos, tokia sistema po 10%, 10 darbų po 10%. Taip, siuvinėtojas vadina kai kurios rotacija, arba kaip tu tos savo projektus, kurių daug turi, tu jos skaitalioji ir kažkaip, kad visiems tektų tą dėmesį, kad visus galėtumėm pasiuvinėti. Tai pristatysiu ir gal parodysiu kelis pirkinukus ir vėliau, gal šiek tiek keli kadrai iš mūsų kelionės į Maltą, pavasarinės kelionės į šitą salą. Tai jeigu jums įdomu, tai prašau pasilikit ir pažiūrėkit. Kas čia pas mane, tai čia tokie ale magnetukai, kuriuos pirkau, tokiam tinkle Action, vieną jau pritvirtinau prie darbo kalėdinio, tai nėra, bet žodžiu, jie yra netinkami mum, galvoju, bus tokie smagus, bet nes jų, matot, tokie silpni magnetai, nebent, o šitas, nebent tada gal kažkaip pavyktų priklijuoti kitą magnetuką. Tai žodžiu, gražus, bet čia reikia dar pagalvoti. Šiaip įmanoma pritaisyti, bet ne taip gerai, kaip galėtų būti mūsų tie kiti magnetai. Šiandien gegužės 2, tai neturiu siuvinėjimų kryželiu pabaigtukų jokių dėja per balandžio mėnesį, nes siuvinėjau tik vieną darbą maždaug ir kitus visus savo darbus, tik tai siuvinėjau viską, bet nepavyko nieko užbaigti, išskyrus lygų siuvinėjimą. Va tokį drugelį. Čia jis mano pirmas darbas to lygių siuvinėjimu. Nesu niekada bandžiusi. Tai tiesiog pagal schemą parašytas buvo siūlas, gijų kiekis ir aš tiesiog žiūrėjau ir pildžiau. Buvo piešinukas duotas, kuris vėliau nusiskalbė labai lengvai. Medžiaga tokia kieta kaip maišelis toksai medvilninis. Tai visai patiko. Aišku, joks čia paveikslas neišeitų, nes tiesiog kokybė mano siuvinėjimo nelabai gera, bet kuo lygusis siuvinėjimas pranašesnis, tai kad jisai dengia paviršių daug greičiau negu kryželiu, galima viską daryti daug greičiau, taip, yra dar mazgelių visur, čia 3 spalvų mazgeliai, čia irgi, man atrodo, 3 spalvų mazgeliai. Prancūziški mazgeliai. Tai jie čia 3 gijom daromi, tokie storuliai, visai patinka man jos daryti, visai smagu. Ir dar kas yra, kad, tarkim, atrodo, kai tie tokie apvalūs, jie atrodytų, kad jie gražiai užsipildė, kai yra tas kontūras, bet kai nusiplovė kontūras, tai pasirodo nelabai. Tai reikia daug atidžiau daryti tuos rutuliukus, nes jie neatrodys taip gerai, kaip galvoji. Daugiau reikia tų smulkiau šiek tiek. Tarkim, šitie lapeliai gražiau išėjo, nei šitie. Matyti, tokie paskubėti jau. Padariau tokį vokelį, kita pusė tokia, atsitraukiau užtruktukas ir čia slepiasi mano naujas pradėtukas. Bet apie jį šiek tiek gal vėliau. Taip. Tai dabar noriu ką pasakyti, kad nutariau siuvinėti rotaciją po 10%. Tai parodysiu savo darbus, kuriuos pajudinau balandį ir mes pakalbėsim, kaip jie atrodys mano tos rotacijos metu. Kaip aš juos ketinu siuvinėti savo to mėnesio eigoj kito. Esu čia prisipiešus pasidariusi tokį planelį. Tai mes eisim palei tą planelį ir pažiūrėsim mano visus darbus. Tai būtų pirmas tas ratas, kurį ketinu, jau čia ne balandį buvo paruošiamasis etapas, kad pasiektų tam tikrą procentą, o gegužį jau bandysiu juos visus siuvinėti. Taip, tai pasižiūrim, ką turim. Tai pirmas darbelis, kaip matom, bus Paryžius. Jis yra siuvinimas iš popieriaus, tai tikslių procentų nežinau. Nemanau, kad dabar yra pasiekęs 90, bet aš jį turėsiu laikyti tarsi jisai
pasiekęs 90%, tai kai paimsiu į sekantį kartą šį darbą, kurį siuvinėjau ant Lindos, Le Parisien tralala firmos, tai turėsiu jau paimti ir pabaigti. Nuo praeito karto, kai rodžiau, nieko jame nepadariau, dėja, labai gaila. Tai jis yra mano 90% darbelis, tarsi, ir aš jį turėsiu išsiuvinėti jau iki pat galo, iki pabaigos, kai pasimsiu sekantį kartą. Na, taip jis atrodo, nieko nepajudintas. Labai atsiprašau poniutės šitos, kad taip negražiai pasielgiau su ja. Tai va, siuvinėju DMC pagal tą raktą. Yra poras siūlų su perėjimais, kaip šitas pilkas siūlas. Ir berods tasai rožinis, bet labai labai lengvu perėjimu. O gal ir ne, gal galiu ir klysti. Taip, tai va, tai laikau tame dėklę tokiame ir tokie va siūlai. Va šitas yra su perėjimu pilkasis. Taip, tai čia bus mano darbelis jau pabaigimui ir jisai turi nuo 90% pasiekti 100%. Taip, sekantį kartą. Dar noriu palyginti, kaip atrodo, kai nepavykęs mano gabaliukas, kurį siuvinėjau, kur man per smulkus kauntas, tai va, taip atrodo smulkesnio kaunto ir ant stambesnio, taip, to dydžio. Ant kiek skiriasi. Man atrodo, čia yra vienu kauntu didesnis. Čia 32, man atrodo, čia 28, tai gal dviem tada. Ne? Dviem yra stambesnis. Tai poniutė šita bus tikra dičkė. Antras procesas irgi nepajudintas dėja, tai yra karvės pagalvė. Vervako firmos siuvinėjama ant didelio gobeleno storais akriliniais siūlais. Tai jinai yra pasiekusi 80%. Tai ją turėsiu išsiuvinėti 90, kad būtų procentų. Tai reiškia, kadangi jinai siuvinėjama tokia didelė adata, turėsiu palikti, tarkim, vieną ausį labai mažai. Taip, kad jinai būtų pasiekusi 90%. Taip, pajudinti 10%. Toliau parodysiu savo didelį darbą. Tai būtų dama su barzoj šunim, Zolotoj runo. Ir jisai dabar pasiekė 70%, yra pagrindinis darbas, kurį judinu iki pat galo. Į finišą mes čia su jos skubinam. Tai va, ir dabar parodau jį. Taip atrodo šis didelis darbas. Čia berods bus kokių tikrai 70 000. Irgi iš popieriaus, tai tie 70% čia nėra visai tikslu, bet kai esu padalinus likusį likutį į 30%, tai aš turėsiu išsiuvinėti maždaug trečią dalį to, kas yra likę. Tai nusibraižysiu ir žinosiu, kiek aš turiu išsiuvinėti iki to rato atsiskaitimo, tarkim, ne, taip. Ir tai va, turiu tai padaryti. Tai man trūksta dabar balto šuns, labai noriu aš iki jo nueiti. Šiuo metu siuvinėju tokius visokius daiktus įdomius, tai čia vien tik tai ąsotį gal matau, kažkokia duona ar kėdė, čia stalas bus staltiese, daugybė kažkokių mažų dalykėlių, kaip padeliai, čia kažkoks verpimo ratelis, nepanašu, kad ta dama čia verptų mum atsisėdus tom gėlėm. Taip, tai kanva jau labai ne visai švari, tai va, bet judinsim šitą darbą toliau. Sekantis darbas yra pasiekęs lygiai 60%, šitą turiu sagą, tai jau žinau, jis yra Mushrooms and Toadstools, All Forest Embroidery. Tai va, perrašysiu, aš ten buvau parašęs įtam. Tai ketinu ištaisyti, čia bus Mushrooms, o čia bus apačia Toadstools, tai sulamdytas toks. Ta kanva 18 kaunto dažiau pati,
su, man atrodo, viskuo čia ir su avokadais, ir su arbata. Jo, tai jisai gaunasi toksai siauras darbelis, nežinau, galvoju, bus platesnis, tai kažkodėl labai tokio siauro būdo čia jisai. Ir jeigu man netilps nuodingi grybai apačioje, taip, tai aš jau ten ir pabaigsiu, kiek jau ten tilps, nesikuklinsiu. Tai va, siuvinėjau iš savo atsargų, šiek tiek stengiuosi žiūrėti tos paveikslėlius, bet šiaip toksai yra siūlų atliekų kaip ir sunaudotojas, taip. Va štai tokie grybai. Grybauti aš gal ir norėčiau, vien dėl to, kad galiu patekti į mišką. Čia tai grybų nėra, bet Lietuvoje, jeigu palytų, mama labai mėgsta grybauti, tai tikrai prie jos prisijungčiau, ją nuvežčiau, nesėdėčiau mašiną, irgi eičiau su krepšiu ir gal surinkčiau kokį grybą, pavyzdžiui, būtų voveruška, čia tai tikriausiai raudonikis arba čia, ne? Baravykas grybų karalius, tai jau neklauskit, kas čia gal yra umedė, čia gal yra irgi voveruška, ar čia umedė, gal čia umedės, taip. Tai o kas tas toksai grybas, tai nežinau, bet aišku, yra sraigė, labai tokie smagus miško miško flora, taip. Tai va, tai jisai pasiekęs dabar 60 lygiai procentų, tai keliaus į laiptelį į 70 procentų. Sekantis darbas, kaip matom, pasiekęs 50 procentų, tai irgi siuvinėjimas iš popieriaus, tai schemą padalinau, tai yra, nelabai gal matosi, mereška Wildflower Tea. Gyvena tokiam dėkle. Per balandį jame išsiuvinėjau 1000 kryželių. Tai va, ką padariau, tai pasiuvinėjau va viršų, reiškia virdulį ir čia virš to puodelio šitą vietą. Tai va, kai užsipildys čia, galėsiu kažkur padaryti biesą. Tai jo nelabai daug, apipavidalintas bus paukštelis, virduliukas. Čia yra kaip vaza tokia, tai joje nėra bieso. Tai va, čia bus fonas, po to viršų bus gėlės. Parodau tą preview. Tai va, dabar šitas darbas yra iki čia maždaug, tai aš skaitau kaip 50 procentų. Tai nėra visai lygiai, gal kažkiek bus, gal daugiau, tarkim, kaip popieriaus, iš popieriaus siuvinėjimas, tai nežinau tiksliai, bet labai taip apytiksliai. Taip, tai siuvinėjau, persirūšiau jų siūlus į tokias rūšiuoklės, nes iš tų siuvinėti nelabai patogu, jeigu jau procesas taip rimčiau siuvinėjamas, nelabai retai. Tai va, reikia 2 rūšiuoklių, būtų patogu turėti vienodas medinės nuo 1 iki kokių 40 siūlų. Tai va, tokios takelės. Šitas procesas pasiekęs 50 procentų ir keliaus į 60 procentų ant laiptelio. Sekantis procesas, tai būtų naujas Lanarte pavasarinis darbas, tai mes jį išsitrauksim iš šito mūsų naujo dėklo, kurį pasiuvau. Taip. Tai darbas atrodo taip, jį pradėjau balandį, siuvinėjau 2 kartus, 2 priėjimus padariau, tai gal 3 kartus iš tikrųjų. Tai Lanarte firmos Home and Garden serijos, tai būtų Pink Blush Bouquet. Čia yra gal 12 000. Taip, tai kiek esu išsiuvinėjus kol kas, tai parodau. Tai va tiek. Matom 2 žiedus, taip. Kažkiek jau to išbarstymo, kuris yra pačioje po jais. Siuvinėju ant permino lino, nes čia yra linas, man atrodo, nes yra nelygių perpinimų. Šita medžiaga buvo iš rinkinio. Tai
nieko kito neėmiau, galvoju, jeigu yra rinkiniai, kodėlgi nepanaudoti. Laukiu, kada galėsiu apipavidalinti tuos žiedelius, čia bus bieso, tai jie dar išryškės labiau. Čia šitie visi tai yra, na kaip pasakyti, kažkas nusičiaudėjo kryželiais, primėtė visur belė kiek. Tai va šitie labai sunku, ne, šitiem ogytės tokios, kažkokies smulkmenėlės tokios. Lengvai siuvinėsis podelis ir šitos dvi gėlės. Tai labai jau laukiu aš to podelio. Tai va tą čiaudulį kol kas siuvinėjau. Dabar paklausti, ar čia tikrai 40%, man atrodo ne, bet jau aš tarsi mintį turiu, kad jis yra dabar 40%, tai reikės pasivyti ir turiu užlipti ant laiptelio 50. Taip, kitą kartą kaip paimsiu. Tai bus tokios kaip gairės. Kokie yra siūlai, tai siuviniai iš originalios paletės. Ja laikau čia. Schemos nereikia, tai nes atitinka saga. Tai va supyniau kasytės. Siūlai tokie gražus, labai spalvos gražios, va ypač šita kairioji kasa. Tai tokie pavasarinis darbas. Ar patogios rūšiuoklės? Taip, kad patogios. Užsikabina lengvai, neplyšta, tokios kietos. Tai jeigu va darbas nedidelis, tai nekeičiu, tai ir palikau ant šitos rūšiuoklės, nekeičiau į kitą. Schema, jeigu būtų lanartė, tai patogiai, didelė, šiuo atveju 2 dalis jos. Tai va. Tai primenu, šitas darbas turės keliauti į 50%, kaip sekantį kartą jį paimsiu. Taip. Sekantis darbas, ar matosi, nežinau, tai būtų šiuo metu 30% randant yra koinė Dimensions paprastos kolekcijos Santa's Truck Stocking. Tai va, parodau ją, kokiam čia jinai pas mane dėklė. Tai va, tokiam naujametiniam. Pasisiuvo toks dėklas šiek tiek gal toks didelis. Čia yra viršelis. Santa's Truck Stocking. Siuvinėjimas ant 14 kanto aidas. Rinkinyje yra filcas. Taip. Tai va, aš siuvinėjau ant tos pačios aidos, kuri buvo rinkiny. Matom širdelę tą, kurią naudoju, va laikosi, jinai tokia simpatiška. Aišku, nežinau, radote laikytusi ant tos širdelės. Tai va, tai čia, kur yra neužsiūnama, tai aš siuvinėjau pusiniais 2 gijom. Tai nebus man sunku, nes aš pasiuvinėjau čia kažką ir po to padarau, tarkim, kažkiek čia to baltų siūlų. Tai man dabar dar va čia reikia visur užsiuvinėti. Šis darbas yra pasiekęs 30%. Taip, tai yra išsiuvinėtos dovanėlės apibiesintos. Čia daug labai visur čia užpildžiau ir biesų apipavidalinu. Gan sunkus, kad čia būna tokie vieniši kryželiai balti. Tai va tas yra sunkumas. Ką tu čia darai, Lukuti? Siuvinėjau iš Dimensions organizacijos, iš šitų siūlų. Jeigu lieka koks siūlas, tai čia parkuoju šitą minkštą dalį. Išplėšiu puikiausiai su pirštu arba nukerpu, bet tai patogiau gal išplėšti iš tos rūšiuoklės. Taip. Tai va, tokios kasos ilgos, super ilgis, labai patogu, gali ir blendą sudaryti, ir per pusę sulenkti. Labai labai patinka man Dimensions organizacija, kad nieko nereikia rūpintis. Tai va. Na, bandžiau gal čia šiek tiek prikabinti likučių, bet manau, kad parkuosiu į pačią jų rūšiuoklę. Tai va, tai šis darbas turės pasiekti 40%. Sekantį kartą, kai imsiu. Sekantis darbas yra 20% laiptelėje kolibris. Dimensions Amishop kopija, saldusis nektaras. Tikriausiai labai brangiai šiuo metu kainuoja, jis yra negaminamas jau,
Dimensions Gold pavidale. Taip, tai pasiekęs 20%. Pamiršau pasakyti, šitame išsiuvinėjau gal 2000, o šitame irgi virš 1000 balandžio mėnesį. Laikau originalią Mami Shop dėklę. Taip, ir per šį mėnesį kolibris pajudėjo nemažai, užsipildė, pasiekė 20%. Taip, tai labai džiaugiuosi. Biesu pavidalinau tuos žiedus, jie išryškėjo, pasirodė va šitas šviesus žiedas, šitų lapų, fono šiek tiek. Tai va labai, labai dailus darbas. Magnetuką tokį įtaisiau papildomą iš ženkliuko. Tai va, tai šis darbas turės pasiekti 30%. Ir sekantis paskutinis darbas, tai yra Jermakovos citrinos sampleris, pasiekęs 10%. Tai va, jis yra mano vienas naujesnių darbelių. Pirkau Etsy, siuvinėjau ant Murano, DMC siūlais. Tai va, per balandžio mėnesį išsiuvinėjau 1000 kryželių. Ir jis pasiekęs šiek tiek mažiau nei 10%, bet tarkim, jisai yra dabar 10% ir turės pasistumti iki 20%. Tai va, tokie mano darbai, tokia rotacija, tokie laipteliai. Ir dar gal parodysiu tigrą. Tai tigrą siuvinėjau. Ir jame išsiuvinėjau irgi 1000 kryželių. Filmuoju lauke, nes vaikai atėjo, tai greitai noriu po savo tų darbelių parodyti pirkinukus. Tai jau, manyčiau, reikia sustoti su tais pirkiniais, kas savo sakau, bet vis gal kažką pamatau per Vintedą ir vis nusiperku. Tai va, dabar įsitaisėm čia lauke ant žolės. Šiek tiek gali skraidyti lėktuvai, tai nepykit, greitai parodau ir viskas. Taip, tai būtų toks rinkinukas Angkor Maja 2013 metų darbas. Toks drugelis ir gėlės, iš tikrųjų yra daug drugelių, čia 8 berods. Centrinis drugelis toksai įdomus, netradicinių spalvų, nežinau jų pavadinimų. Atrodo, kaupustinuko liktai nėra, bet labai pakerėjo šitas rinkinys, buvo nebrangus. Čia tokie siūlai, buvo vokelis su adata dar viduje, netyčia ten iškrito. Tai va, Canva berods yra Aida, nežinau kokio čia, berods 16 kaunto, manyčiau galėčiau ją pakeisti. Yra labai ryškus darbas. Labai labai gražus, man bent jau. Tai va, toks puikus pirkinys. Nusipirko. Sekantis tai būtų 3 dar, parodau tik tai viršelius, nes čia pirkau likučius, tai juos tos siūlus išskalbiau ir padėjau atskirai ir schemas atskirai, jos tokios senos tos schemos buvo tokiam paprastam įmūtį tokioj, tai neatsinešiau čia į lauką. Tai va, senovinis telefonas, gramofonas ir virdulys. Kuo pakerėjo savo tokiu nematytų stilium. Lanarte matyt, kadangi čia užrašyta gali būti Danijai kurtas, Olandijai ar Belgijai. Galiu klysti, bet čia tikrai ne prancūziškai parašyta. Na, yra prancūziškai, va čia Contien. Yra 4 kalbom. Tai šių 2 nežinau. Čia prancūziškai ir angliškai. Jo. Tai va. Made in Holland. Olandijai pagaminti. Taip, fonas, aišku, gal bus nuobodu, bet taip žavi, kad, žiūrėkit, sukurta iš paprastų siūlų, jokių blizgių siūlų nėra, bet kažkaip metalo tokį efektą
suteikia tokį pojūtį metalo, ypač šitame virdulyje. Tai žavi labai tas blyksnis metalo. Taip, tokie būtų tokie rinkinukai mažiukai ir žymusis petitas irgi neatnešiau siūlus išskalbiau. Tai visi siūlai ir schema, bet schemą turiu, tai nusipirkau tokį. Čia būtų Hortenzija in Bloom. Matyt, dar amerikietis, nes Amerikos vėliavą matom. 18 kanto parašyta 2003 metų. Tai toks senas rinkinys, o dar iki šiol šitas petitas populiarus ir iki šiol mėgstamas ir siuvinėjimas. Taip. Ir parodysiu tokį žurnalą, kurį įsigijau. Tai būtų 12 francs, au point de croix, grill et broderie. Création point de croix žurnalo kaip ir motyvais. Taip, arba jų kažkaip įgaliotas tas yra šitas leidinys. Toks tai kaip žurnalas, knyga. Šiaip žurnalas. Neleidžiamas jis yra pastoviai. Čia toks vienetinis leidimas, skirtas Prancūzijai ir įvairioms jos vietoms. Galima, pavyzdžiui, pasiskaityti apie tą vietą, o šiuo atveju Château Le Rampant de Carcassonne. Blogai tikriausiai ištariu. Tai matom, tikriausiai galima įsisiuvinėti tokią pilį ir apipavidalinti tokį krepšį. Tai po to yra Dovilis irgi ant tokio krepšio. Toliau toks rinkinys, tokiom malom. Po to eina schemos. Čia laukia tai labai pučia La Rochelle. Toksai krepšys. Ir iš karto schema pasirodo su damtasiūlais. Mare Poitevin. Aš žinokit, tų vietų ne visų žinau, tai galima ir dar paskaityti apie tas vietas, galima pabuvoti Prancūzijoje tenai ir galima po to tą progą įsisiuvinėti. Schemos tai labai paprastos, primityvios. Notre Damas de la Garde. Marselyje. Tokia žuvis stilinga, labai patinka. Nancy. O šitas labai gražus, pažiūrėkit, koks žibintas, tokia teta, tokia siūlai, wow. Nantes. Labai tokia žavi fotografija senovinė. Nice. Praeitais metais buvom, galima įsisiuvinėti prisiminimui ant pagalvės. Côte d'Azur yra aprašyta vieta. Tai reiškia, Notre Damas, kas man labai patiko, šitas į dėžutę apipavidalinas. Šitą katedrą jau įleidžiami žmonės jau metus. Senovinės mašinėlės, kaip pakabintos kaip lemputės. Šampanė esam buvę praeitais metais, puikus žiūrstas. Galima, pavyzdžiui, jeigu nėra laiko piliai, galima tik tai tos burbulus ir tą taurę. Atsiprašau, čia šiek tiek schemos, taip. Ir tada apipavidalinta tokiais tokiam vynagiam. Kitas miestas su tokia stilinga dama. Saint-Tropez, aišku, su suknele lange. Pasakyti, kad ačiū, kad žiūrėjot šį video. Žinau, kad jisai toks trumpas ir skubotas gal. Labai atsiprašau, tikiuosi patiko.